Saulės užtemimas reiškia, kad nukenčia pati Saulės energija. Ir Saulė astrologijoje jinai susijusi su mūsų ego, pasitikėjimu savimi, statusu, vadovais ir imunitetu. Ir kai jį užtemdama, tai šios temos, reiškia tiek pasaulyje, tiek asmeniškai, tampa aktyvesnės. Ir būtent todėl per ir po užtemimo dažnai matome pokyčius valdžioje, autoritetuose, ir savo gyvenimo irgi krypties suvokime. Ir šiame užtemime bus stipriai paliesta dar ir Veneros planeta. Venera jinai atsakinga už moteris, santykius, meilę, komfortą, ir finansinį saugumą. Dėl to šios sritys jos irgi gali tapti tokios jautresnės, gali kilti daugiau įtampos ar nusivylimų tose srityse, tai ir santykiuose, ir emocijose. Ir šiuo metu labai svarbu tose srityse daugiau supratimo ir kantrybės. Pasaulio mastu užtemimas gali iškelti tokias senas neišspręstas įtampas. Tai reiškia, kad šalis gali būti priverstos priimti kažkokius tai svarbius sprendimus, galimi lyderystės išbandymai, politiniai skandalai ar kažkokie tai valdžios pokyčiai. Aišku, kai kur tai gali pasireikšti protestais ar visuomenės nepasitenkinimu. Ir šis Saulės užtemimas jis nerodo, kad, tarkim, po juo galėtų būti kokios nors ten pandemijos, kaip vėlgi ten covidas ar pasaulinio karo grėsmės. Tai gali būti labiau toks kaip stiprių pokyčių ir transformacijos fazė. Todėl nevertėtų ten pasiduoti baimiai, jei viešoje erdvėje bus skleidžiamos kažkokios tai gąsdinančios prognozės. Ir būtų rekomenduojama vengti impulsyvių sprendimų, tokių, kas susijęs su finansais, santykių srityse. Ir šis užtemimas gali būti išskirtinis tuo, kad gali sujudinti ten informacinės, geopolitinės ir ekonominės struktūras, bet jo tikslas yra transformuoti, o ne sugriauti. Ir tai gali būti toks kaip lūžio taškas, skatinantis pasaulį ir mus keisti kryptį. Tai reiškia, kad tapti nuoširdesniais, dvasingesniais ir pakantesniais. Pasidalinkit šiuo įrašu su savo draugais, kad ir jie paprastai suprastų, kokią reikšmę turės šis Saulės užtemimas, ir kuo verta tikėtis po jo. Horoskopą savo zodiako ženklui padedančiui suprasti, kurias gyvenimo sritis po užtemimo verta nukreipti daugiau dėmesio, rasit komentaruose po video. Tai ką, būkit laimingi.